Labą dieną, Šarūnas Ramanauskas, dirbantis tinkliniai rinkodarai, mokindamas žmonės, konsultuoju Magic Lime Akademijoje, kaip dirbti, kaip užsidirbti pinigus. Turiu patirties draudimo kompanijose dirbant su investiciniais fondais, turiu patirties tinklinės rinkodaros dirbant Londone, pardavinėjant Rainbow valymo įrangą. Tinkliniai rinkodarai randuosi jau virš 30 metų ir galimybės jau išanalizuotos gyvenime, naudos rekomendacijų verslo, už tai ir dalinuosi šią informaciją, kuri žmogui labai įdomi, labai reikalinga. Yra, kaip uždirbti pinigus iš namų, kokios galimybės šiais laikais, internetinės technologijos duoda galimybę užsidirbti pinigus ir tiesiog žmogus turi tą informaciją žinoti, turi tą informaciją dalinti su kitais žmonėms, tai tampa žmonės finansiškai išmanus, raštingi, finansiškai nepriklausomi ir jie turi galimybę pagerinti savo gyvenimą. Tai šiandien ir pakalbėsim apie tokį vieną produktą, kaip yra Cash7, toks robotas, kuris perka, parduoda kriptovaliutą ir uždirba procentus nuo 15 iki 60%. Dabar pasidalinsiu ekranu, kad jūs turėtumėt galimybę matyti tą ekraną. Ir tiesiog, turbūt matosi tas ekranas pas mus. Jo, atsiprašau, tai taip. Truputį sumažėsiu savo galvą, kad vaizdas matytos per visą skaidrę. Tai ir kalbėsim. Ar žmogus nori sukurti savo kapitalą ar nenori. Tai yra toks aktualus klausimas gyvenime. Visi kažkaip įsisukinėja nuo to atsakymo, visi kažkaip tai sako, kad man nereikia pinigų, aš ir taip gyvenu viską. Bet jie kiekvieną rytą keliasi į darbą, eina į darbą, nori gauti didesnį visą laiką atlyginimą, pyksta ant savo darbdavių, kad jiems neduoda, užsidaro kompaniją, bankrutuoja, neišmoka algos, vėl nepatenkinti žmonės gyvenime. Bet tiesiog žmogus eidamas į darbą, jis gyvena nuo algos iki algos. Ir taip visa sistema yra sugalvota, kad jūs savo kapitalą turite išleisti kiekvieną mėnesį. Tam yra visokios sąlygos kūriamos valstybės, ar banko sistema, ar draudimo sistema, ar paskolų sistema kūrimas, kad žmogų pririšti prie turto, prie ką jis turi savo turtą, turi savo kapitalą ir jis būtų valdomas žmogus, nes už paslaugas, už būtą, už namą, už elektrą, už kažkokios patarnavimus, mokesčius už darželį reikia mokėti kiekvieną mėnesį ir dėl to žmogus turi gauti pinigus, eiti darbą ir jis tuos pinigus išleidžia, dėl to valdžia surenka mokesčius. Ir labai yra pelningas ir paprastas įrankis pasyvioms kriptovaliutų pajamoms gauti į savo banko kortelę. Tai yra Cash7 bendruomenė, kuri susikūrė visai nesenai, tik tai 2023 metais gruodžio 14. Ir jinai sukūrė tokį įrankį visuomeniai, kad uždirbtų jums jūsų sąskaitoje esantiems pinigams didelius procentus. Tokie robotai veikia bankuose, tokie robotai veikia draudimo kompanijose ir iš jūsų pinigų ar sodra, ar kaupimo fondai uždirba didžiulius pinigus, žmogui duoda mažesnius procentus, pasiema savo administravimo išlaidas ir va taip jie sukaupia didžiulius kapitalus ir bankai kapitalos, o valstybė, aišku, jūsų tuos pinigus sumokėtus į banką, už kuriuos uždirbo palūkanos, valstybės stengiasi iš banko dabar atimti ir nusipirkti ginkluotę ar kažkam tai socialiniam garantijom. Tai yra solidarumo mokestis,
tipo, kad reikia dalintis, kad jūs nepelnytai uždirbo bankas tuos pinigus, bet tas bankas tai iš jūsų pinigų uždirbo, iš jūsų įdėtas į sąskaitas pinigus, nes pagal įstatymą alga turi būti pervedama į jūsų banko kortelę. Būtinai, nes grynais pinigais negalima mokėti. Ir aš toliau noriu pasakyti, kaip šita bendruomenė dirba, kaip ji daugina jums jūsų kapitalą. Prisijungimas prie biržų yra Bybit, HTX, BKX, Binance, jos vienos žinomos, kitos nežinomos tos biržos, bet per 10 metų tokių biržų bankrutavo tik tai 2, kurios yra pasaulinio lygio tos biržos, jos didelis, jų įvairių yra, o bankų bankrutavo 100. Tai kur yra saugiau laikyti, ar savo sąskaitoj kriptovaliutų biržoj, ar banko sąskaitoj, kurioje tiesiog jūs naudojasi pinigus, skolina kitiems žmonėms, tos paskolos kitą kartą būna nuostolingos paskolos ir bankai nebeturi pinigų. Ir jeigu jūs vienu kartu nueitumėt pasimti banką pinigus, visi žmonės, ką jūs ten įdėję, tai visi bankai bankrutuotų, nes jie tiesiog neturi pinigų. O kada jūs turit savo sąskaitą kripto biržai, tai yra jūsų asmeninė sąskaita, tai yra virtualūs pinigai, už kuriuos jūs perkate prekes, turit bankinę kortelę, galite išleisti bet kur savo pinigus, perkant benziną, perkant duoną, mokant pavedimą už darželį, mokant už mokslus, ir tuo ir nesiskiria nieko nuo banko sąskaitos, kad tik tai jūs savo sąskaitą valdot patys ir valstybės neturi galimybių kišti rankas į jūsų sąskaitą. Hash7 bendruomenė tik dirba su teigiamais spot pasiūlymais, automatiniai įrankiai ir nustatymai yra automatiškai darosi, tas robotas pas jūs dirba prie jūsų sąskaitos, jūs valdot savo sąskaitą, jūs įdedat pinigus, jūs išimat pinigus, bet jūs tiesiog nusamdot robotą, kad jis dirbtų prie jūsų sąskaitos. Robotas kainuoja metinę licenciją 100 USDT, tai yra nei daug, nei mažai, gaunasi 8 kažkur tai panašiai USDT per mėnesį ir turit galimybę uždirbti nuo 15% per mėnesį ir daugiau. Netolima ateity robotas kainuos 140, ta licenzija metinė bus, bet kol kas dabar kaina yra 100. Tai yra šauni partnerių programa, rekomendacijų programa ir žmonės naudodami, kviesdami žmonės turi irgi galimybę gauti pajamas iš rekomendacijų verslo. Ar kiekvienam yra noras sukurti savo kapitalą ir jūs galit kalbėti, galit nekalbėti, bet mintyse kiekvienas nori turėti savo kapitalą, geriau gyventi, keliauti, važiuoti, geresnius drabužius nešioti, geresnį namą turėti. Ir va tas savo kapitalo sukūrimas labai atrodo žmogui nepriimtinas, sunkus, nes iš atlyginimo labai sunku kažką sutaupyti, kada vaikai maži, labai sunku kažką sutaupyti. Ir tą savo kapitalą žmogus kūrė, taupo, bet infliacija valgo pinigus ir jam sutaupyti labai sunku. Ir kada sumažė suma pinigų, galima pradėti kurti savo kapitalą, o kada jau žmogus turi daug pinigų ir jis, aišku, investuodamas uždirba dar tų pinigų, jis išmoksta, kad pinigai uždirbtų pinigus. Aukščiausia kokybė Hash7 yra tobuli kompanijos mokymai. Tai yra, kad jūs be pasitikėjimo valdymo neduodat nei kompanijai valdyti pinigus, nei žmogui, nei kažkam tai kažkokiai biržai pardavinėti jūsų kriptovaliutą, o jūs valdot savo sąskaitą patys mokat strategiją įdėti, patys mokat pavedimą padaryti, patys mokat banko kortelę užsakyti, patys mokat valdyti savo sąskaitą, turit slaptažodžius, turit PIN kodus ir niekam jūs jų neduodate. Tik prie tos sąskaitos už licenciją jūs nusamdot, kad jums robotas padėtų uždirbti nuo 15% palūkanų į mėnesį. Tai yra 100% pasyvios pajamos,
tiek augančioje rinkoje, tiek krintančioje rinkoje daro po 1% užpirkimą. Vienas užpirkimas yra 10 USDT ir tokių užpirkimų gali būti į dieną daromi ir šimtai. Kada perka, parduoda, 1% pakilo, reiškia pardavė kriptovaliutą, 1% nukrito, reiškia nupirko kriptovaliutą. Ir strategijos yra, kada ir 2% tarpas yra pirkimo pardavimo. Žmogus strategiją renkasi vėl pats ir jis valdo savo pinigus pats. Paprastas labai nustatymas, paleisti galima per 5 minutės, pilna automatika, dirbant pardavimo pirkimo robotui. Kaip ir aš sakiau, be pasitikėjimo valdymo jūs nepatikit savo sąskaitos ir valdyti savo pinigų niekam. Jūs atsakingi už savo sąskaitą, reikia saugoti slaptažodžius, PIN kodus, banko korteles, kaip ir bet kokias banko sąskaitas neduoti savo duomenų. Ir jūs tiesiog valdot tuos pinigus patys. Bet kada galite juos išleisti, bet kada galite sustabdyti robotą, bet kada pervesti savo banko kortelę ir išleisti tuos pinigus perkant prekes. Jokios rizikos prarasti indėlį, nes dirba su spot sistema, bet kada galima pinigus išvesti be neteisingos konfiguracijos, rizikos. Pelningas ir paprastas įrankis pasyvioms kriptovaliutų pajamoms gauti 24 valandas per savaitę, kiekvieną dieną dirba robotas, jūs miegat, jis jums uždirba pasyvias pajamas. Tai yra labai naudinga žmogui ir žmogus tiesiog gaudamas atlyginimą, jis gali kiekvieną mėnesį iš savo atlyginimo į šitą sąskaitą atidėti ar 30, ar 50, ar 100 eurų ir įsivaizduokit, kad tie pinigai dauginas ir 15% jums kiekvieną mėnesį atneša pelningesnį sandorį. Hash bendruomenė yra tiesiog čia instrukcijos, kada galima prisijungti, pasižiūrėti sistemą pritaikytą žmonėms, neturintiems techninių žinių, lengva ir paprasta valdyti savo pinigus. Už tai ir labai populiarus įrankis yra čia, kad padidinti savo kapitalą. Kaip dirba Hash7, tai išmanusis protas, robotas perka automatiškai. Ir čia grafikė parodyta, kada raudoni rutuliukai, tai yra nuperkamas yra kriptovaliutos vienetas už 10 USDT, jeigu dar toliau krenta nuperkamas, dar vienas, trečias nuperkamas ir matot, žali rutuliukai yra aukščiau stovi, kada pradeda kilt, tiesiog yra parduodamas. Ir kada geltonas rutuliukas jūs atėjot į šitą roboto sistemą, pajungėt roboto darbui, įnešėt pinigus ir davėt leidimą jums dirbti su jūsų kažkokia suma pinigų iš jūsų sąskaitos, nebūtinai, kad 100% sąskaitoj turinčius pinigus paleisti, galima ir 100 eurų, ir 50, bet automatika dirba nuo 300 eurų. Ir va tas geltonas rutuliukas, tai įėjimo taškas yra. Žmogus įdėjo 20 000 USDT ir toliau vyksta užpirkimai žemyn ir po to prasideda pardavimai, kada kriptovaliuta kyla aukštyn. Tai va tas šokinėjimas kriptovaliutos aukštyn žemyn atneša per robotą jums pelną ir kuo daugiau kriptovaliuta per dieną šokinėja aukštyn žemyn, jo tuo daugiau pelno atsiranda jūsų sąskaitoj. Yra. Ir kodėl reikia pirkti kuo didesnius tinklus, kuo didesnės sumas, o kaip aš sakiau, 300 pradeda dirbti automatiškai viskas ir čia vat pavyzdį skaidriai rodo, kad jeigu jūs už 50 eurų nusipirkot ir rinkoje krenta kaina kriptovaliutos, jum nupirko 5 vienetus, kada krito, o kritimas vyksta toliau ir tiesiog nėra pinigų, kad nupirkti toliau krentančią kriptovaliutą, kuri pradės dirbti aukštyn žemyn, šokinėti tarp to vadinamo tunelio, kuris mėlynos juostos pažymėtos yra. Ir kada jūs užmetat į automatiką 300 eurų, nusipirkot, tai yra 30 užpirkimų po 10 eurų ir gaunasi, kad va šitaip dirba šita roboto sistema,
reikėtų stebėti tunelio sistemą, tai yra juostos tarp viršutinio taško ir apatinio, ir jūs matot, kada kriptovaliuta tarp to tunelio veikia, dirba. Ir kada yra didesnis tinklas užmestas, už 300 eurų nupirkta viena kriptovaliuta, matot, visą laiką vyksta užpirkimai ir pardavimai. Tuos 5 užpirkimus kada padarė ir sustojo robotas, bet jūs dasipirko, damokėjot į tą sąskaitą ir davėt leidimą robotui dirbti, tai reiškia, jis pigesnį variantą užpirkinėja dar žemiau ir iki žemiausio taško ir paskui pradeda dirbti, pardavinėti. Viršutiniai, kurie buvo brangesni, jie nepardavinėjami, o iš apatinių jūs gaunat pelną, juos perka, parduoda, nes žemutiniam taške kriptovaliuta krenta, auga ir pagal grafiką matosi, kad yra. Ir kada per laiko tarpą pakyla kriptovaliuta aukštyn, o per laiko tarpą visą laiką kyla, ir mes turim tokios patirties, kažkada tai bitkoinas buvo ir 50 centų, ir $1 buvo, dabar yra 70 000 kainuoja vienas bitkoinas. Per ilgą laiko tarpą, 10 metų laikotarpį, 3 metai laikotarpį, visos kriptovaliutos tik tai aukštyn auga palaipsniui ir atneša jum visą laiką pelną, už kokią kainą jūs nenusipirktumėt kriptovaliutos, jum tiesiog per laiko tarpą atneš didžiulės pajamas ir tuos 15% minimum per mėnesį. Ir matot, kaip grafikai šokinėja aukštą, ir kad jūs stebėtas tunelio sistemas, ir tarp to tunelio paprastai būna keli aukštesnio lygio, po to vėl kritimas yra, po to vėl pakilimas yra, po to vėl kritimas. Ir tiesiog kriptovaliutą reikėtų užpirkti apatinėje tunelio dalyje, čia kada jis nukritęs, nes jeigu jis dar žemiau krenta, tai reiškia, jūs pigesnį variantą nuperkat. Ir tas pakilimas vis tiek anksčiau vėliau būna. Tiesiog laukiant dirba automatika, laukiant be streso, be nieko, jūs supirkinėjat pigesnės prekes, liktai, kad pigesnės sezono prekes supirkinėtumėt ten kažkokios produktus, atėjo rinkos kaina pakilo ir jūs parduodat. Tai lygiai čia taip pat vyksta kaip ir versle, jūs pigesnės prekes nuperkat, palaukėt, pakilo kaina, tas pigesnės prekes brangiau parduodat, vėl turit skirtumą pinigų, vėl jums užpirkinėjam pigesnės prekes, ateina laikas, vėl brangesnė kaina tas pigesnės prekes parduoda. Ir matot, kriptovaliuta tai ne produktas, tai ne mados reikalas, tai ne drabužis, jis niekada nesenėja pagal madą, pagal terminus, pagal vartojimo, sakykime, laiką, dar kas nors. Kriptovaliuta tai yra internetiniai pinigai, kuriuos mes išmokiname, sakykime, Magic Laimo akademijoje, dirbant su kriptovaliuta, išmokinam tuos pinigus versti į eurus, į dolerius, į svarus ir išleis parduotuvėse gauti prekės. Nes žmogui skaičiukai kompiuterį jokių pajamų neduoda. Pajamas duoda tada, kada žmogus išverčia juos į pinigus ir eina, perka prekes. Žmogui aplamai pinigai nereikalingi, jam reikalingas paslaugos, prekės, kelionės, automobiliai, benzinas, maistas, taip toliau. Ir jeigu jūs už skaičiukus gaunat šitas paslaugas, tai ir čia ir skaitos valiuta. Jis tik tai pavadinimas yra elektroniniai tie pinigai, kriptovaliuta, bet valiuta yra ir doleris, valiuta yra ir euras, valiuta yra ir jena, valiuta yra ir svaras, tai yra valiuta. Ir visi žino, kad iš valiutos pokyčių irgi uždirba bankai, ir jeigu valiuta krenta arba auga, auga, pardavinėja ir bankai gauna tiesiog pajamas iš jūsų pinigų, pas juos lygiai taip pat dirba robotai, supirkinėja akcijas, parduoda, vertina leasingus, vertinimą, vartojimo paskolas, vertina automatiškai žmogaus paskolą, namo paėmimo paskolą, pajamos vertina, ir išmanusis protas bankam uždirbinėja 30–40% palūkanų į mėnesį, o žmogui duoda į metus 4–5%. Bankai iš jūsų pinigų daro verslą, o tas galimybė Hash7 duoda galimybę iš savo sąskaitos, iš savo pinigų daryti jums verslą. Ir čia matosi, kad kiekvieną dieną duoda ataskaitą, kiek jūs turit pelno,
ir 14, 12, 15, 22 gegužės 4, 9, 30 centų, euras 30 ir taip toliau, ir tie visi pinigai. Ir biržos yra 3, Bybit, Binance ir dabar kūrima HTX birža, juose tiesiog yra sąskaita. Ir toj vietoj, kada jūs balanse laikote 12 USDT, jums tiesiog iš tos vietos, iš tų pinigų, vidinių pinigų, robotas nusiskaičiuoja komiso savo už darbą. Komisas yra nuo pelno 20% ir tas 20%, 90% išdaliname į tinklą. Tai yra rekomendacijų verslas, vienas iš būdų dar užsidirbti, kviečiant žmonės į šitą programą gauti pajamas nuo jų uždirbto pelno. Robotas uždirbo, 20% pasiėmė, 20% pagal marketingą išdalino į tą, savo pasiėmė ten 20% gryno pelno ir robotui gerai ir viską, nes praeis metai laiko, vis tiek licenciją žmogus gavęs pajamas ir žmogus tiesiog, jis pirkdamas licenciją nuo žmonių kiekio, kompanija, kuri sukūrė šitą robotą, jie pasims savo pelną. O dabar šitą pelną dalinasi su žmonėm, kurie kviečia prisijungti prie tos sistemos į šitą bendruomenę ir tiesiog yra atlygis už pakvietimą. Hash7 privalumai tinklinės prekybos versle. Tai yra labai naudinga tinklų kūrėjams, nes jie dirba savo darbą, jie pardavinėja savo produktus, dirba su savo žmonėm ir tiesiog jie uždirbdami pinigus iš savo atlyginimo gali atidėti į sąskaitą tuos pinigus, atidėti toj sąskaitoj, kad sąskaitoj gulintis pinigai dar uždirbtų jiem kažkokios tai procentus. Jiem nereikia pereiti kažkokį kitą tinklą, nereikia kažką organizuoti, kažkokių verslų. Jie tiesiog eidamas žmogus ar į darbą, ar darydamas tinklinės rinkodaros verslą, jis gauna pajamas, tik tą savo pajamas turi galimybę 30 ar 50 ar 100 eurų įdarbyti, kad jam atneštų pajamas. Papildomai dėl to, kad sąskaitoj stovi pinigai. Bet šitą sąskaitą jis gali naudoti savo reikmėm, nes yra banko kortelė Mastercard, kuri prie biržos duoda galimybę sumokėti už prekes, gauti pavedimą padaryti, už savo prekes mokėti, gauti pajamas iš žmonių, nuotoliniu būdu pavedimus gauti. Ir tos kortelės yra naudojamos lygiai taip pat kaip banko kortelės. Tai mokėjimai už komandos pajamos yra nuo 10 iki 40%, asmeniniai pardavimai yra nuo 30 iki 70%, tai jeigu 100 licencija kainuoja, robotas jums atiduoda 30% nuo 130 eurų už pakvietimą žmonių. Labai greiti rezultatai pridedantiesiems, kurie pradeda per pirmą mėnesį, jau jie turi pakankamas pajamas, išgyventi, dirbti. Ir tai yra labai naudinga, bet nėra kažkokių tai įsipareigojimų, kad būtinai planai padaryti tiek, įneš tokią sumą pinigų ar dar kas nors tokio, kad jūs būsite išvaryti iš to roboto sistemos. Nėra jokio aktyvumo mėnesio mokesčių, vieną kartą licenciją nusipirkot ir turit savo sąskaitą, kurią jūs patys valdot. Ir tiesiog produktas jum iš jūsų įdėtų pinigų į sąskaitą, dar kartą paminėsiu, uždirba nuo 15 iki 60% per mėnesį. Priklausomai nuo rinkos kritimo, augimo, tai tokios pajamos gaunasi prie jūsų sąskaitos papildomus. Saugu ir paprasta, patikima, pelninga šita kompanija, nes tai kūrė žmonės, kurie dirba su bankais, kūrė jiem tuos robotus, programas, kurie dirba su draudimo kompanijoms. 12 metų jau jie kūrė automatinės robotų sistemas bankams ir draudimams ir jie dabar sukūrė paprastiem žmonėm naudoti prie savo sąskaitos kriptovaliutų ir jis turi galimybę užsidirbti pinigų, nes nėra pasitikėjimo mokėjimo to, kad jūs nusamdot kažkokią firmą, kažkokį žmogų, kažkokį miningą daryti, tradingą daryti, ar ten pardavinėti ir tas žmogus valdo jūsų pinigus, o jums kiekvieną mėnesį atiduoda ten
po 0,5%, ar ten į mėnesį 15% duoda jums palūkanų, bet kada norit įsivesti pinigus savo, jums nunešė pinigus, serveriai užsidaro ir prapuola tie pinigai, nes žmogus dirbantis su didžiuliais pinigais, kada jūsų vardu perka, parduoda, jis turi ir mokesčius mokėti, ir kontrolė yra, ir mokesčiai ateina, ir pasižiūri, ir kitą kartą jau kompanijas uždarė, sustabdomas serveris, nebegalite įsivesti pinigų. Čia jūs sąskaitą valdot patys, ne serveriai, ne nieko, ir jūsų sąskaitos nieks uždaryti negali, kol jūs patys jos neuždarysit. O uždarimas labai paprastas, iš sąskaitos išimat pinigus, sąskaitoje nėra pinigų ir viskas. Nu. O sąskaita vis tiek ateityje guli jūsų kriptovaliutinė piniginė, kurią bet kada galite ateityje naudoti. Be jokių pajamų apribojimų, 6 pajamų šaltiniai yra, ar jūs 1000 uždirbsit, ar 2000, ar 5000, nėra kažkoks limitas, kad į jūsų sąskaitą pelnas būtų ribojimas pervesti, ir tas pelnas pervedamas, kaip aš rodžiau, kiekvieną dieną. Čia ir jūs tavo pelną matot, kiek jūs uždirbat, ir jūsų papildomai sąskaitoje atsirado tie pinigai. Yra. Tai vat mokėjimai partneriams iš klientų partnerystės rekomendacijų programos yra, ir yra nuo jų pelno, nuo pakviestų žmonių pelno. Irgi robotas dalinasi tuo pelnu, kurios pasiėmė 20% už darbą, jie dalinasi su tai žmonėm, kurie pakvietė kitus žmonės. Tai yra antras pajamų šaltinis, kad jūs gaunat tiesiog savo komisinius, gaunat nuo pakviestų žmonių komisinius ir dar už pakvietimą gaunat. Vat yra 6 pajamų šaltiniai ir jūs tiesiog gaunat vis pasyvės pajamas, ir pas jūs taip didėja kapitalas. Kaip aš sakau, kiekvienas žmogus nori sukurti savo kapitalą, bet jis net neįsivaizduoja, kokius žingsnius reikia daryti, kokius veiksmus daryti, kad nuo nulio pradėti galima, ir arba nuo mažų pinigų, ir jūs pabandykit savo asmeninį verslą sukurti su 300 eurų, su 400 eurų. Tai neįmanomi dalykai, vien tik tai atsidaryti kompaniją kainuoja 3000 įstatyminis kapitalas, nusamdyti algą sumokėti 400 reikia minimum ten žmogui už pusę darbo dienos ir taip toliau, ir patalpas išsinuomoti. O čia jūs turit galimybę iš namų, dirbdami prie kompiuterio, užsidirbti pinigus ir sukurti savo kapitalą. Po metų, po 2 pamatysit, kokie pas jūs pinigai ateina, jeigu jūs išmoksit biškutį kitaip taupyti pinigus investuoti teisingai, ir kad pinigai jums uždirbtų pinigus. Tai yra Telegrame va šitą informaciją, prisijungus prie Telegramo gaunat pilną mokymų programą, pilną informaciją, kada pirkti, kokią kriptovaliutą pirkti, ką daryti, kokias sistemas naudoti, yra instrukcijos, kaip prisijungti, oficialūs pokalbiai, anglų kalba pokalbiai, yra kanalai, kada prisijungiat, jūs turit galimybę paklausti kiekvieną rytą 10 val. Vakare 18 val. Žmonės profesionalai, kurie daro pirkimus, pardavimus su kriptovaliutom, patarinėja žmonėm techninius dalykus, kaip tą viską padaryti, kokią kriptovaliutą, kada stabdyti, kada parduoti, ir jūs gaunate didžiulį palaikymą, geriausius mokymus, ir tie mokymai nekainuoja jums, nes jūs turit nusipirkę licenciją 100 eurų, o turbūt įsivaizduojat, kiek kursai kainuoja, kiek mokymai kainuoja, kiek studijos kainuoja, kad jūs išmoktumėt dirbti su kriptovaliuta, išmoktumėt dirbti su internetiniu verslu, išmoktumėt dirbti Facebook'e, išmoktumėt dirbti bet kokį darbą, seminarai, važinėjimai, kursai, važinėja tinkliniai prekyboje seminarus, seminarai vėl kainuoja, tobulėja, žmonės mokosi, bet reikia išmokti panaudoti tuos mokslus gyvenime, nes tik veiksmas ir praktika duoda galimybę užsidirbti pinigus. Jeigu jūs siekiat mokslo, mokotės ir nemokat įsidarbyti į darbą, tai kaip jūs parduosit savo žinias, jeigu jūs tiesiog darbdaviui savo žinių nemokėsit parduoti. Tai vat tas yra esmė, kad tinkliniai rinkodarai išmokinama žmogų parduoti savo žinias, tiem žmonėm pakvies žmonės pagal rekomendacijų verslą ir pasidalinti tą informaciją, ką jis turi, ir
tiesiog tie, kurie daugiau turi patirties, jie padeda tiem žmonėm ir po truputį įsivažiuojat, kurdami savo kapitalus, savo verslą, savo grupę žmonių ir darykit žmonėm gerą ir jie tiesiog jum atsidėkos dėl to, kad jie uždirbdami daugiau pinigų, jūs gausite didesnį procentą ir tuos pinigus jie išmoksta dirbti ir laikyti ir saugoti ir nuo to saugojimo, nuo to procento, kada jum uždirba robotas nuo 15 iki 20, jūs gaunat pasyvias pajamas nuo savo partnerių, kuriuos pakvietėt ir nuo partnerio iki ten 6 lygio. Visada atsiminkit, kad investavimus pinigai visada veikia 3 faktoriai ir tai yra ilgalaikis daiktas. Tiek draudimo kaupimuose, tiek bankuose, paskolose tai yra ilgalaikiai dalykai. Ir investicijos nėra per vieną mėnesį, kad jūs uždirbsit didelę sumą pinigų, suinvestuodami 300 eurų. Geriausiu atveju jūs galite uždirbti ten 15-20%, uždirbsit tai yra 60 eurų. Ir kada jūs palaipsniui dedat pinigus kiekvieną mėnesį ir ta suma jūs kaupiasi didesnė ir taip susikaupia jūsų kapitalas. Tai yra 3 faktoriai, iš tų 3 faktorių visada atsiminkit, kad dirba tik tai 2. Pirmas yra daug pinigų, ne? Bet greitai uždirbti pinigai, neišeina greit uždirbti. Ilgam laikotarpiui, tai vat gaunasi, jūs įdedat arba greitai norit uždirbti pinigus, arba daug pinigų. Ir jeigu norite uždirbti mažai, bet per trumpam laikotarpiu. Jeigu norite uždirbti daug, tai ne trumpam laikotarpiu, ilgesniam laikotarpiu įdedat. Jeigu norit trumpam laikui, tai neilgas laiko tarpas bus. Ir matot, jeigu trumpas, tai neilgas. Jeigu daug norit, tai netrumpam. Jeigu norit uždirbti mažai, tai reiškia trumpam laikui įdedat, patikrit, pasižiūrėti viską. Ir žmogus pats tą strategiją tikrina, žiūri, stebi ir jis nieko nerizikuoja atsidarydamas savo sąskaitą, nes ją bet kada gali uždaryti tą sąskaitą. Ir va čia yra skaičiuoklė. Tai yra sudėtinio palūkanų skaičiavimo sistema, kuria skaičiuoja draudimai, kuria skaičiuoja banko palūkanos jums sistema, leasingas, kada skaičiuoja, kiek jūs procentų sumokėsit, ar jūs 2 mašinas bankui sumokėsit, ar per 40 metų 2 namus atiduosit bankui mokėdami. Tai tas sudėtingumas yra, kad jūs mokat kiekvieną mėnesį tuos įnašus ir iš to įnašo tiesiog paskolina, dirba bankai ir uždirba tuos pinigus, bet jums paskolino tai ne pinigus, o jums paskolino skaičiukus korteliai. Jūs tiesiog gavot pavedimą ir tai skaičiukai sumokėjot kažkokią įmonę ir kažkokias tai pirminį įnašą padarėt. Jūs matote ne grynus pinigus savo sąskaitoj, o jūs matot skaičiukus savo sąskaitoj. Ir atsiskaitimui turit plastikinę kortelę. Kriptovaliutų biržos lygiai tas pats yra, kaip ir bankuose. Matot skaičiukus ir turit plastikinę kortelę atsiskaityti už prekes. Nieko kriptovaliuta nesiskiria nuo paprastos valiutos. Tik tai, kad žmonės baidosi, nes žmonės iš nemokėjimo be patirties bandė suinvestuoti didžiulius pinigus, namus užstatė, ten mašinas užstatė, kad čia dabar pakils ten viskas. Ir čia tiesiog investavimas ir vadinamas tas tradingas, pirkimas, pardavimas, tai yra profesionalų darbas ir jie profesionaliai dirba. Ir anksčiau nebūdavo nei roboto, nei nieko ir žmonės prarasdavo pinigus ir daug uždirbdavo pinigų ir visi mes tai žinom. Bet žmonės uždirbdavo tie, kurie turėjo informacijos, kurie mokinos. Ir va ta skaičiuoklė parodo labai paprastą elementariausią dalyką. 300 eurų, jeigu jūs padedate į savo sąskaitą, į savo, nei kažkieno kito, į savo sąskaitą. Ir jūs padedate 3 metam tuos 300 eurų ir jums tiesiog 300 eurų uždirba 10% palūkanų. Iš savo algos, iš savo verslo, iš savo tinklinės rinkodaros, jūs po 30 eurų atidedat kiekvieną mėnesį į šitą sąskaitą. Ir vat pasižiūrėkit, kas čia gaunasi po 36 mėnesių. 36 mėnesių jūs tiesiog turėsit 16 561, turėsit, jeigu 10% palūkanų, ir 1656 eurus pajamų. O kada jūs žinot, kad galit iš savo sąskaitos bet kada bet kokią sumą įsivesti, paimkit tas pajamas 1000 eurų
į savo išlaidas, išleiskit tuos, o palikit 600 eurų taupymui. Ir įsivaizduokit, kad tas palūkanas, kada pridėjot ir dar 30 eurų pridėjot, jau po 36 mėnesių jūs turėsit 18 tūkstančių ir 10 procentų, tai 1800 jūsų pajamos papildomos kiekvieną mėnesį prie jūsų pensijos, prie jūsų algos dasideda, prie jūsų verslo dasideda tie pinigai. Ar tai blogai? Ir nuėmę tos procentus, jūs po 3 metų kiekvieną mėnesį turėsit 1800 pajamų turėsit. Ir vėl nuo 18 tūkstančių uždirbsit pinigus, nuo 17 tūkstančių pajamas uždirbsit. Ir va čia tiesiog pagerina gyvenimą. Ta sistema sukaupia jums kapitalą ir jūs turit, pabraukta yra viršui 36 mėnesiai, turite 18 247, kuriuos galit ir po mirties palikimą palikti, ir įsivesti tuos pinigus, ir kažką nusipirkti, ir paskolą greičiau grąžinti, ar dar kas nors panaudotos pinigus kelioniai, dar ką nors, nes kelioniai 1800 į metus 2 kartus išvažiuoti kelionę pakankamai jūs sutaupot pinigų, kad galit visą šeimą išvežti į kelionę. Yra. Tai ta skaičiuoklė duoda taip, ir jie galima internete surasti, tą skaičiuoklę naudoja ir bankai, kaip aš sakiau, ir draudimai. Ir jūs pasiskaičiuokit, jeigu jūs investuojat 500 ir 15 procentų palūkanų atidėdami 30 eurų gautumėt. Paimkit, susiraskit skaičiuoklę ir jūs tiesiog pasiskaičiuokit, kokias sumas pinigų jūs sukaupsit per 3 metus. O tie 3 metai praeina labai greitai, nespėjat jūs nei pastebėti, kaip tas laikas prašoks. Ir svarbiausia, kad tas laikas taip eina ir mums tas gyvenimas vis trumpėja, o jis tiek keičiasi greitai, tiek internetinės technologijos, tiek internetas išmanusis protas pradeda žmonėm ir diagnostikas daryti, ir skaičiuoti pinigus, ir paskolas skaičiuoti, ir rašinius rašyti, ir egzaminus spręsti. Ir gyvenimas labai keičiasi ir labai dideliais tempais. Ir jūs turėtumėt pasikeisti, nes vis dėlto infliacija, vis dėlto mokesčių pakėlimas, dar kažkas, tai žmonių trūkumas darbe, pensininkų daugėjimas, ir jums nedidės nei tos pensijos, nes tiesiog fiziškai nėra žmonių, ir demografija mūsų Lietuvos mažėja žmonių. Atvažiuoja valiutos fondas ir sako, apmokestinkit pensijas, apmokestinkit didesnį pajamų mokestį, apmokestinkit dar kažką, tai nekilnojamą turtą, padarykit kažkokios mokesčius, sukelkit įmonėm dar kas nors. Ir kur tos mokesčius valdžia daro? Jie dalina karo technikai nusipirkt, dalina invalidumus, dalina pensininkam, kelia pensijas, bet nieks nesupranta, iš ko kelia pensijas arba iš ko kelia atlyginimus. Jeigu įmonės privertė pakelti atlyginimą, jūs daugiau sumokėjot sodrai. Reiškia, atlyginimai pakilo prekių kainos. Ir vėl jūs sumokat didesnę kainą, bet valdžiai nuo to daugiau, kad jūs mokat už prekę, kurio kaina didesnė, nesurenka daugiau akcizo mokesčių, daugiau PVM mokesčių, ir valdžiai nuo to geriau, kad jie gali skirstyti pinigus, o ne pats žmogus sprendžia, ką daryti su savo pinigais. Bet jeigu jūs turit turto, jeigu jūs turit kažkokią nusavybę, jūs turit banko sąskaitas, valdžia jūs valdo, nes jūs turit eiti į darbą ir mokėti mokesčius. Nesumokėjot laiko mokesčius, gausit baudą. Nesumokėsit baudą, ateina antstoliai, aprašo jūsų turtą, aprašo jūsų namus ir vis tiek jums priverčia sumokėti tą baudą ir sumokėti tos mokesčius. Va taip valstybės valdo visus žmonės ir nesvarbu, kokioje valstybėje jūs gyvenat. Ir galimybė pačiam tapti nepriklausomu, galimybė pačiam valdyti mokesčius, valdyti pačiam savo sąskaitą, mokėti, kokias norit keliones pirkti, kokias norit medicinės paslaugas gauti. Tai yra jūsų asmeninis reikalas, bet reikia daryti veiksmus, reikia daryti sprendimus dėl savęs, dėl savo šeimos ir nežiūrėti, kad ten kažkas tai žada, kažkas tai bus, kažką pakels. Kiekvienas žmogus turi galimybę išmokti sutaupyti savo pinigus ir kad jis atneštų jam 15 procentų į mėnesį palūkanų ir tiesiog taip išauga jūsų kapitalas. Visi nori pinigų, visi nori kapitalo, o kada turit pinigų, jums tiesiog geresnis gyvenimas pasidaro, stresai pasibaigia, nuotaikos geresnės būna. Ir žmogus mato
šviesą tunelio gale, kad vis dėlto išėjęs į pensiją jis gali labai gerai gyventi. Bet reikia tuos daryti veiksmus, kad jūsų tiesiog kapitalas išaugtų. Tai va čia yra ir mokslas, Magic Lime akademija mokina ir užsienio kalbas, ir marketingus mokina, ir finansinio raštingumo mokina, ir va tai yra galimybė žmogui tobulėti ir tiesiog tuos mokslus įgyvendinti gyvenime. Ir mes dalinamės tą informaciją, ir nemokamai dalinosi tą informaciją, ir Telegram kanaluose, tik tai reikia parodyti žmogui, kurioje vietoje jis gali pasižiūrėti. Tai vat tiek aš norėjau pasakyti apie Hash7 bendruomenę, kuri susikūrė labai nesenai. Ir čia jau yra pas mus kompanijoje apie 10 000 žmonių, tik tai pati pradžia. Ir įsivaizduokit, kad tas robotas, kaip sako, iš kur jis gauna pelną, iš kur, ar jis neužsidarys, ar viską. Nu, tai praeis metai laiko, milijonas žmonių bus bendruomeniai, kuri nori uždirbti iš savo sąskaitos pinigus, ir po metų laiko licenzija bus 100 eurų. Robotas pasiema savo 20% nuo tos licenzijos pelno, kitą atiduoda į tinklą. Ir įsivaizduokit, kad milijonas žmonių sumokėjo po 100 eurų. Tai jam liko 20%, tai reiškia, jam liko 20 milijonų. Ir vėl jis gali metus dirbti, gyvuoti, po metų vėl žmonės licenciją pirks, nes tiesiog ta licenzija atneša jums didelės sumos pinigų. Ir 3 metus, jeigu jūs palaikėt pagal tą skaičiuoklę vadinamą, kur aš rodžiau, kad skaičiuojasi 3 metams, įsivaizduokit, kad kiek milijonų žmonių padaugėja, kad čia nėra rizikų, paprasta, lengva naudoti, ir tie žmonės kiekvienas turi žinoti tą informaciją, ką daryti su savo sąskaita. Tai ką, tiek šiandien tos informacijos, ačiū už dėmesį, pasidalinau tą informaciją, kurią žinojau, noriu pakviesti į Hash7 bendruomenę, kad jūs pradėkit pagaliau rūpintis savim, savo pinigais, padarykit, kad jie nenuvertėtų, ir nuo to visiems tik tai bus geriau. Ir valstybei, ir jums, ir jūsų šeimos nariams. Ačiū už dėmesį, iki susitikimo sekančiam kartui. Tai iki, ate.